Ko labiausiai pasilgsi iš tų laikų, kai kofeiną statėt ir bandėt jį padaryti tokiu, kokį padarėt? Man atrodo, kad akivaizdus mano atsakymas visą laiką buvo, kad aš turbūt pasilgstu dviejų dalykų. Pirmo dalyko tai komandos, partnerių, nes vis tiek mes buvom atominis reaktorius. Toksai, žinai, skirtingi, visi keturi su savo nesąmonėm, bet iš mūsų geras labai lydinys gavosi toksai sprokstantis, kuris ir užkūrė visą kofeiną ir jį padarė tokį, koks jis patapo. Dabar yra jisai etape tokiam didelės plėtros, su dideliu backupu iš Norvegų. Tai jis tiesiog važiuoja kaip lokomotyvas dabar, žinai, bet ta pradžia ir tas etapas, kai reikėjo tą traukinį, žinai, iš viso užkurti, ten pakurti, kad jis nuo bėgių nenuvažiuotų, iš viso neaišku buvo, kuris ten nuvažiuos. Tai komanda buvo esmė iš tikrųjų. O antras dalykas, tai pasilgstu tos gal startuoliškos energijos, kurią čia bandau dabar kompensuoti, lysdamas į vairias veiklas, apie kurias turbūt dar pašnekėsim. Tai ten buvo all-in, žinai, keturiese, gazas dugnas ir kito varianto nebuvo, tik tai, kad pavyks mums tą tinklą sukonstruoti tokį. Tai tos energijos pasilgstu, jinai tokia, žinai, buvo, kaip atrodo, gali nuskristi ten į Andromedą. Okay, nice. O čia tiesa, kad šitą pirmą UAB kofeino ar MB, neatsimenu, kaip ten buvo. UAB. Jo, UAB, kad pagal Tarantino filmą pavadinai. Taip. Okay. Nu, nežinau, man atrodo, kad nekuklu tos laurus taip prisiminė, žinai, bet man atrodo, kad liktai aš tos 4 kambarius pasiūliau, nes aš 3 kartą buvau pažiūrėjęs tą šedevrą, žinai, epinį. Man ten tas Bellboy, žinai, Tim Roto vaidinamas. Ir tos skirtingos istorijos kažkaip atrodo čia mes, visiškai mes, nes mes ten tikrai su ir mindsetai skirtingais, nors iš agentūros 3 iš 4 founderių yra iš Not Perfectų, aš Martynas ir Vytenis, bet vis tiek mes labai skirtingi. O tai gerai, tai padarėt kofeiną, turėjot gerą success story, kodėl daro dar kažką kartu toliau, ar jau nebe? Nes sakėt, kad pasilgsit tos komandos, tai kodėl netęsėt, nežinau, kitų veiklų, tarkim? Geras klausimas. Man atrodo, mes ne tai, kad išsikvėpę buvom, bet gal jau nebeturėjom to tokio pradinio užtaiso, žinai, kad vėl iš naujo startupinti ir daryti. Okay. Ir mūsų dalis timo, kiek aš žinau, bandė kažką kito daryti. Okay. Nežinau, negirdėti tokios success istorijos. Taip. Tiesiog, ar nepavyko, žinai, ar tiesiog nebuvo tokio viešo, žinai, ėjimo gero. Bet tiesa yra ta, kad mums vieną kartą pasisekė. Okay. Bet tai pasisekė ir turi gerą istoriją. Turiu. Tikrai. Aš jai amžinai būsiu dėkingas tą istoriją. Faktas. Man kita įdomi labai tavo istorija, kaip tu matematikos egzaminai pasą sugalvojai formulės. Aš kur tu žinai? Bet radau šitą informaciją. Ten kosminė istorija, reiškia. Aš baigiau Saulės mokyklą Kaune, jinai yra sustiprintos matematikos mokykla. Tai, žinai, kaip ir atrodo, kad easy. Bet negalvojau, kad iš tikrųjų bus easy ir aš taip pakankamai ten lengvai išlaikiau matematikos egzą į VDU stodamas. Bet kadangi norėjau būti 100% tikras, tai galvojau, reiktų kažkokias ten kelias formulės būtinai užsirašyti. Nes tikrai pamiršiu. Šiaip tai visą laiką turėjau problemą ir mokykloje ir, pavyzdžiui, dabar man reikėtų išmokti eilėraštį, jokių šansų. Ten, žinai, vizualinė atmintis stipri, aš ten galiu tau pasakyti tiksliai, žinai, kaip atrodo ten žemėlapis kažkokios vietos, arba galiu tau atpiešti tiksliai pamatytą pastatą, pavyzdžiui, ten užsienyje kažkur, aš galiu tau nupiešti iš atminties maždaug rakursą, žinai, iškabas, galiu ten 3D vos, žinai, nupiešti. Nors nesimokiau dailiai, bet, mokiausi vaikas. Bet, pavyzdžiui, jeigu man reikia išmokti, žinai, tekstą, tai yra šakės, žinai, arba formulę. Tai aš galvoju, tai ką man daryti? Kažkur buvau skaitęs, kad atsiminsi geriau, jeigu rašysies. Tipo, špargalkę, jeigu darysies, tai prisiminsi dėl to, kad darai špargalkę, ne dėl to, kad ją žiūrėsi. Ir, žinai, o taisyklės buvo labai paprastos. Ant stalo A4 lapas, pieštukas, tušinukas ir pasas.
Nu, ID. Yeah. Nu tai kur tu, tai aišku, kad į pasą gali rašyti, daugiau tai niekur nerašysi, žinai. Nu ir į paso lapas įsirašiau, žinai. Galvojau, taigi čia nepažiūrės tikrai. Yeah. Tai žodžiu, tai supranti, kažką buvau susirašę, žodžiu, ir, žinai, dėstytojas eina pro mane, sustoja, ir dekanas, man atrodo, Zakarevičius. Ir taip, žinai, pasižiūri mane, tą pasą, pasiema pasą, atsiverčia nuotrauką, pasižiūri mane ir tada pradeda kitus lapus žiūrėti. O aš, kadangi ten pakeliavęs nebuvau niekur, žinai, dar, tai jie tušti, išskyrus vieną lapą. Yeah. Nu ir tada jisai nusineša tą lapą, žinai, tada pradeda rodyti kolegom, tada pažiūri mane, tada pasikeičia mane. Nu tada aš jam papasakau, žinai, kad aš iš tikrųjų tai nieko čia nežiūrėjau, nes aš viską moku, aš iš Saulės mokyklos. Yeah. Tipo, čia buvo tik tiesiog prisimint. Nu ir jie kažkokiu būdu manim, žinok, patikėjo. Neišmetė manęs iš egzo. Pasisekė. Bet buvo dar kita istorija, kad už manęs sėdėjo bičas, kuris nieko nemokėjo. Ir jisai man sako, nidai, kažką. Bet aš galvoju, čia egzas, kad čia visi tyliai sėdi, ką tu čia darai. Tu sakau, žinai, jis man ten kažką, nežinai. Jisai man kiša, įsivaizduok, paso lapą išplėštą, kad aš jam parašyčiau, ką nors jo. Va tokių istorijų buvo, jo. Okay. O po to viskas buvo lengva. Geografijos egzas, mano geografija buvo mėgstama pamoka, gavau klausimą, žemės sukimasis aplink savo ašį ir to padariniai. 10 minučių, žinai, iki. Okay. O pasilgsti universiteto? Jo, pasilgstu. Ten, žinai, buvo VDU, man atrodo, 3 laida mūsų. Tai buvo labai geras jausmas, tokio alma mater, tokio, žinai, VDU turėjo labai fainą, vaibą turbūt žodis, tiktų čia. Iki gerą vaibą. Buvo viskas centre, žinai, ten šalia, Laisvės alėja, visas Kauno tas centro žavesys. Geri laikai. Tokie truputį Wild West. Ja, tikiu. O tu magistro taip ir nepasibaigiai? Ne, nepasibaigiau. Aš išėjau labai anksti verslaut su draugu. O tai dabar baigėsi mano magistrai ten labai greitai. Nes išmetė tiesiog mane bent. Išmetė? Okay. Nu, aš nebaigiau magistro. Nu, išmetė gal čia taip. Neatsimenu iš tikrųjų. Nu jo, bet logiška, verslą nuėjai daryti, logiška. Gerai, kita dar labai labai keista man istorija. Aš jas iki galo nesupratau, tai man čia reikės, kad daugiau detalių duotum. Bet vieną kartą tave deportavo iš šalies, iš Norvegijos. Teisingai? Taip. O kitą kartą ėjai... Aš rašiau po to kleimą, žinai, į ambasadą, kad tipo, negalima taip daryti. O bet tai nebuvo taip, kad tu ten ne visus dokumentus turėjai ir tai Ne visus? Čia taip, man atrodo, švelniai. Absoliučiai. Tiesiog neturėjau dokumentų. O tai gerai, kaip tu patekai visų pirma į šalį? Nu, gerai, neturi dokumentų, čia... Ne, tai istorija labai paprasta. Okay. Aš, man atrodo, pirmam ar antram, neatsimenu kelintam kurse, bet aišku, kad, žinai, pradėjau mąstyti kaip ir draugai, iš kur gauti pinigų, žinai, ir kaip užsidirbti studentų pinigų. Ir tada buvo ta, nu nežinau, ar pirmoji banga, bet į Norvegiją skinti braškių. Aha. Ir mano draugas geras labai pasakė, kad jisai žino, kaip ten, žinai, viską susiveikti. Nu, ten principas buvo toks, kad reikia iškvietimo iš fermerio, kad gauti tą darbo vizą, arba darbo, aš neatsimenu detalių, bet žodžiu, tu turi gauti darbo vizą. Tu turi gauti realų iškvietimą, kad tave kviečia dirbti. Aha. Nu ir mes įgavom, žinai, ir išvarėm skinti braškių. Ir ten tada daug visokių darbų darėm, ten atskirą podcastų istoriją, Nido nuotykiai Norvegijai, žinai, kaip mes ten, žinai, karves melžiam, ten sulaužiam vartus, žodžiu, nu ten bileko pridarėm, bet kultūringai, be huliganizmo, žinai, viskas fainai. Ir įkvėpti tuos vasaros, žinai, tai čia varom antrą kartą, žinai, bet antrą kartą galvom, ką mes ten, nes mes tranzu važiavom, žinai, tranzavom visą kelią, Norvegijos šiaurę. Lietuvos vėliavą nuspiešėm. Labai gerai marketingas suveikė, nes ką tik buvo, žinai, po nepriklausomybės. Tai tas buvo karšta tema ten. Ir antrą kartą galvom, tai mesgi galim lėktuvų nuskristi. Žinai, tai nusipirkom bilietus, o iškvietimas, tai va, tai kuprinė, darbo pirštinių komplektukai ant viršaus, konservai, kareiviška kuprinė iš mano pusėserės, ačiū Birutė tau. Ir su ta kareiviška kuprinė, žinai, iš lėktuvo išlipam, ilgas toks takas ir būdelė, žinai, ir 2 norvegai, pareigūnai. Ir nėra žmonių daugiau. Ir mes tom kuprinėm taip tiesiai prie jo einam, žinai, jie mūsų laukia ir sako, o koks jūsų tikslas kelionės? Draugai? Aplankyti draugus? Okay. O kokius draugus? Nu tai ten kažkur Trondheimas, ten
neatsimenu, man atrodo, Tronce, nu žodžiu, šiaurė. Aha. O sako, gal galėtumėte parodyti savo kuprinės turinį? Tam darbinės pirštės. Tipo, ne? Sako, please. Atsidaro, o ten mano pirštinių 6 komplektai, žinai, ir konservai. Ok, sako, tai kur jūs varot? Nu, tai čia... Gerai, sako, tai žiūrėkit, sako, dabar čia tokios durys yra, jos tuo atsidarys, o ten bus mašina. Jūs einate į tą mašiną ir važiuojate į laikiną sulaikymo stotelę. Aha. Ir kitą dieną jūs lėktuvus skrendate atgal. Hause, jo, namo. Nu tai va. Tai, žodžiu, žinai, nieko čia, žinai, tokio kriminalinio nebuvo. Yeah. Bet nuotykis, žinai, mobilių nėra, tai namai, ten, žinai, Žaliakalnis, skambutis, mama, žinai, ten planas buvo užsidirbti pinigų, nu žodžiu. Jo, tai tokių istorijų yra, aš esu padaręs nuotykių tokių. O gerai. Tai antra dar su nelegaliu patekimu į šalį, tai čia bus Vokietijoje, kaip supratau, ėjai per tiltą kažkokį ir kad apsauginis tas kažkokiais būdais nepamatė ten irgi be į ekskursiją. Nu tai čia kita istorija, žinai, mes kaip studentai vis tiek taip paprasčiau, tada į viską gal žiūrėjom, žinai, nesofistikuotai į gyvenimą, tai turi šansą įimi, žinai, tai aš tada esu keletą kartų važiavęs su krikščionišku jaunimu Taize, Taize tos kelionės garsiosios tuo metu. Žinai, tai buvo, atvirai pasakius, turbūt viena iš nedaugelio galimybių išvažiuoti kažkur su mažu biudžetu. Yeah. Ir mes esame kelis kartus ten važiavę su bičiuliais. Tai vienas apsilankimas buvo tiesiog pačiam tam Taize vienuolyne, bet visa istorija yra, kaip iki ten davažiuoti, žinai. Tai iki ten davažiuoti reikia būtinai turėti Vokietijos tranzitinė viza, žinai, kad per Vokietiją pravažiuoti. Tai tais laikais ten buvo didelis verslas iš to, Vokietijos ambasada buvo, man atrodo, čia ant kalno. Aha. Dabar yra Kruknaus ten, kaip tik buvau pasiėmę. Tai kavos vieta. Tai ir ten, žinai, būdavo per naktį eilė. Ir ten tą eilę pardavinėdavo, ten, žinai, būdavo vyrukai, kurie daro iš to versliuką, žinai, užima eilę ir pardavinėja tą eilę. Ir aš taip atvarau, žinai, vakare su draugais ir aš suprantu, kad man reikės visą naktį stovėti gyvo eiliai. Ir sakau, žinai, žinai, tipo, tikrai nestovės. Aha. Nu ir tipo ateina ta diena, kai reikia važiuoti, žinai, ir kažką reikia daryti. Ir visi sako, žinai, nu tai važiuojam, čia viską, čia tranzitinės vizos. Žinai, nu ir tada ties sieną, sako, žinai, reikia surinkti pasus, nes reikia, nu, vizas patikrinti. Ir aš tą pasą tiesiog padaviau, žinai. Tai prie manęs prieina, žinai, mūsų vadovė ir sako, Nidai, pas tai nėra tranzitinės vizos. Nėra. Tai sako, tai tu dėja, bet turi išlipti iš autobuso. Frankfurto Oderio tiltas, toks ilgas tiltas. Aha. Tikrai ilgas. Kodėl ilgas, to papasakosiu. Kodėl tai svarbu? Nes, žinai, nes prieš tą tiltą dar yra Lenkija, aišku. Ir sako, tu turi išlipti dabar, nu, varyk namo. Aš taip, žinai, gan liūdnas išlipu, bet viduje tą entreprenerio matyti kaip birkštėlė, žinai, jau užsidegė, žinai, ir galvoju, nu taip tikrai nebus, žinai, galvoju, čia kažką reikia su to daryti. Ir aš taip žiūriu į priekį, ten yra Vokietija, tiltas, žinai, ir pasienietis stovi su šunim. Ir fūrų, žinai, eilė dešiniai. Nes eilės fūrų buvo, žinai, toks įprastas dalykas tais laikais. Tiesiog jas visą laiką būdavo, jie ten gyvendavo, žinai, ten. Tiesiog sugalvojo žmonės gyventi fūrą, žinai, ir gyvena. Ir aš galvoju, nu tai man gal kažkaip reikia ten pasivyti tą autobusą, ar nežinau, ką čia daryti, ar pereiti tą Vokietiją. Nu, kažkokia va tokia gimė spontaniška, unikali idėja, žodžiu. Ir aš varau palei tas fūrą, žinai, ir vis pasižiūriu, kad tas autobusas lėtai juda, žinai, per tiltą. Ir aš taip, žinai, žiūriu, kad aš jau praėjau per tą pasienietį, žinai, ten su šunim kažkur užsisukęs į Lenkijos pusę, žinai, vairuotojai kažką ten labas, žinai, einu ir baigėsi fūros. Ir tiltas toliau, tuščias. Aha. Aš pažiūriu kairę ir tas autobusas važiuoja. Galvoju, reikia vytis. Tada bėgu paskui autiką ir pradedu baladoti duris, žinai. Aha. Vairuotojas, žinai, kaip ir filmus, tipo atsisuka. Žinai, kas čia darosi. Iš kur čia jisai, žinai. Nu, bet jis kažkaip nesugalvoja nieko kito, kaip, žinai, geriausia sprendimą, aišku, sustot ir mane įleist. Tada autobusas ploja, vadovė žiūri mane, žinai. Ne, nu šitas, tai žinai, nu gerai, nu, tipo, nu tai žodžiu, tokiu būdu aš pravažiavau į Prancūziją, į tą vienuolyną, paskui Dorestis History, žinai, nu kažkaip grįžau. Nice. Grįžau autostopu iš tikrųjų. Ten irgi kita istorija, bet nu tiesiog autostopais. Okay. O dabar nėra tau noro važiuoti autostopu irgi per, nežinau, Europą kokią? Aš
man tai, žinai, tie autostopų keliavimai visi pagimdė kitą požiūrį į autostopą, tiesiog norisi paimti žmogų, nes tu maždaug įsivaizduoji, per ką jis gali praėjęs, žinai, kad jisai gal netaip jam lengva tą pirštą pakelt, žinai, ir taip toliau. O pačiam, ką žinau, visai norėčiau iš tikrųjų pakartotą maršrutą. Turėčiau daugiau gal ką papasakot, kaip keleivis, žinai. Bet, pavyzdžiui, mane Norvegijoje beje paėmė visiškai sudėtingoje situacijoje ten, kai niekas mūsų neėmė, žinai, ten tiesiog tokia vieta, kur mažai mašinų buvo, tai paėmė toksai, kuris pats tranzavo, jaunas. Nes irgi tu supranti, per ką žmogus. Man tas pats Danijoje buvo, mes irgi Danijoje sumastėm ten iš kažkokio kaimo tokio mažo atsikėlėm, buvom su draugais, mus biški užkniso kartu keliaut, mes su vienu draugu sukrovėm šmutkės ir išėjom tiesiog pėsčiom ir sumastėm, kad iš Danijos į Amsterdamą tranzuojam ir kas bus, tas bus. Tai irgi mus nuvažiavom 70 km, tada mus susirinko jau draugai, ačiū Dievui. Bet irgi pavežė žmogus, kuris realiai irgi pats ne vaikystėje, jaunystėje tranzuodavo daug ir supranta, kokia čia problema yra. Tai suprantit, šitos patirtis yra priceless dėl to, kad viena vertus tu dabar žinai, kas yra termorūbai, ten visokie, žinai, sluoksniai, ten graveliai, visokie ten reikalai, ten viskas, žinai, nekalbu apie išmanės visas technologijas, žinai, tada tiesiog kita istorija, žinai, Austrija, sausio 2, džinsiukai, lakuoti batai juodi, jokių pirštinių kepurių, nieko, tipo, ir mes su draugu, žinai, nusprendėm, kad mes grįšim per Vokietiją, žinai. Mes tranzuojame Vokietiją. Autobusas išvažiuoja, mes važiuojam tranzu per Vokietiją tiesiog, nes, kodėl ne? Why not, žinai. Tai, aš prisimenu, kaip aš buvau apsirengęs. Crazy. Dabar jau tokia nepamatysi. Ok. Geras, patiko. Gerai, mes tam, kai kolėjom iki studijos, kalbėjom, kad galim bet kokiam temam kalbėti. Bandom. Tai pamatysi kūno kalbą. Taip, žinai. Gerai. Ne, man vis tiek įdomu, žinai, tu dabar labai daug investuoji į skirtingus projektus, ten, nežinau. Nebūtinai tai yra gerai. Taip, bet užsiemi tokiam veiklom ir, jaučiu, kad ar galėtum pasakyti, kad esi finansiškai išprusęs? Po kokių 2-3 pastarųjų metų klaidų, kalnelių visų linksmųjų, žinai, tai kažkiek išprusęs. Prieš tai gal sakyčiau, buvau all in ir tiesiog porą knygų galėjau būti perskaitęs prieš tai. Kokių? Ten, pavyzdžiui, yra palauk, kaip vadinasi Grahamo šito protingas investuotojas, intelligent investor, man atrodo. Akivaizdžiai man to trūko inteligencijos. Tai tada yra ten, žinai, primityvių knygų ten, kokiu nors ten, ne primityvių, bet tokių labai paprastų, ten Psychology of Money, žinai, ir taip toliau. Aha, va dabar skaitau. Jo, tai tiesiog tam tikrų, žinai, išminčių, kurios, tokios yra, žinai, nesenstančios, jas reikėjo gal jas pakapstyti, aš gal tikrai per greitai norėjau gražos. Vaikiausi kai kurių, žinai, labai greitų gražų. O iš tikrųjų tai man visai tinka tokia nuoseklesnė, žinai, strategija. Aš turbūt norėjau labai daug ko pačiupinėti. Žinai, kai tu esi viename versle, įsivaizduok 15 metų, visą laiką tik tame ir tu gauni galimybę po to restartuoti, tai vienas kelias turbūt buvo iš viso kokius metus nusinulint, žinai, ir tiesiog reikėjo, man galbūt kartais grįžta man mintis, kad reikėjo man pabandyti kitą tą kelią, kur tu įeini tokią ramesnę būseną, žinai, ir truputį pakontempliuoji, o kas toliau, žinai. O mano paėmė tokia karštakošiškumas gal viršų, kad dabar aš galiu ir tą, ir aną, žinai, ir visur save išbandyti norisi, ir ten, žinai, o kaip gyvenimas tuo metu tau kaip tik ir išmeta visus kauliukus, žinai, kad sutinki draugą, sako, davai varom alų daryti, sutinki kitą draugą, klausyk, čia gal investuojam į startuolius, tada trečias, žinai, galvoja gimsta kažkokia visai nauja idėja, žinai, ir pačiam, ir tada staiga žiūri, kad tu 12 esi. Ne aktyviai menedžinamų visų. Bet esi prisidėjęs. Bet esi prisidėjęs, tai reiškia, kad tavęs vis tiek ten šiek tiek reikia, žinai, ir tada, kaip šnekėjausi visai nesenai su tokiu, bent jau man atrodo, žinai, protingų žmogum, tai jisai ir sako, kad akivaizdu, kad tu horizontaliai, žinai,
eini, horizontaliai plėtiesi, o vertikaliai nėra tokios aiškios krypties į vieną arba du dalykus. Tai aš pastaruoju metu jaučiu, kad net pats, žinai, ir aplinkybės, ir pats savęs spaudžiu į tokį susimažinimą, susikoncentravimą atgal truputį, nes daug ką tikrai pabandžiau ir daug supratau, kaip kas mano, kas ne mano. Tai, žinai, siurprizas, bet grįžtu labiau į kavą. Ir dabar vat kavos festivalį darau spalio 13 Vilniuje, vėl po pandemijos grįžtam. Ir esu dalis vat, ir kavinių mažo, tokio nano tinklo, ne, ir esu susijęs su franšizė Kofeino pajūry vis dar. Tai, žodžiu, žinai, kava yra mano duona, aš ten joje daug laiko praleidęs ir ją gerai suprantu tos niuansus verslo, žinai, ir man atrodo, žinai, būtų didelė klaida spjauti tai ir sakyti, ai, čia, žinai. Galėčiau, aišku, kardinaliai keisti, aš manau, kad gan greitai pagaučiau kitą temą, bet man dar ir patinka ta kava, žinai. Okay. Bjaurybė, supranti, kad neįskani yra. Tu prieš daug metų sakei, kad geriausia kava tau yra espreso šiotas. Niekas nepasikeitė? Pasikeitė, aišku. Aš espreso galiu išgerti, žinodamas, kad jis bus nebjaurus, žinai, tai renkuosi kur, žinai, nes šiaip iš esmės paradoksas yra tame, kad dauguma kavos, kurią žmonės geria, jinai šiaip yra negeriama. Ta prasme, netitinka standartų. Jinai neskani iš esmės yra. Jie geria ją dėl dviejų priežasčių. Arba dėl funkcinės, tai žinai. Kofeino. Prabusti jo. Iš kur aš seniausiai esu išėjęs, iš tos teritorijos. Kad atsikelt ir prabusų kava man yra, tipo, ką? Okay. Žinai, kūnas pats turi prabusti. Tugi man pasakoji, kad pats ir į vandenį eini. Taigi tu žinai, kiek yra būdų ten nuo šalto dušo iki ten kvėpavimo praktikų, iki meditacijos, dar kažko, žinai, elementarus prasiėjimo greitai, žinai, kai tu užsikuri savo visus mechanizmo, žinai, ten įrankius ir tada tu tiesiog esi pilnai atsibūdęs pats, be jokio išorinio poveikio. Todėl man kava ryte yra labiau skoninis, žinai, niuansas. Aš tada pasidarau savo ten filtrą, žinai, arba flat white geriu skanų, bet tada žinau, kur aš jį geriu, kartelė užaugus, ten toks biški snobas daraisi, žinai, bet stengiuosi nenusnobėti, bet tu žinai bent jau, kad tu by choice, žinai, renkiesi, kad tu žinai, ką tu čia dabar gausi, o grįžtam prie to, vat, manau, kad pirmas dalykas, tai žmonės geria dėl funkcinio poveikio, kad prabust, kad gauti būstą, degalų, ne? O antras dalykas, tai jie būtinai dedėsi cukraus, pieno, dar kažko, kad pakeisti tą skonį. Nes sakau, pabandyk išgerti regular juodą kavą, kur nors gaunama iš automato, iš kažko, žinai, po valandos, atvėsusią. Jinai yra negeriama. Bet tai šiaip, O pavyzdžiui, filtrinė kava, ne, jeigu tu rūšinę gerą filtrinę kavą tau padarys, tu ją gali šaltą gerti. Bet čia jeigu bus cold brew, ar ne? Ar jeigu jeigu filtrinė atvės, irgi tas pats bus. Bus geriama, žinok. Bus fainas skonis visai toksai, žinai, toks, jis tave ne padangų nebus, žinai, kačių, mižalų, žinai, jis toks bus, žinai. O tie defekto skoniai tai yra tokie, žinai, žinai, jie, blogai yra. Tai tada, žinai, pirmas, cukrus. Iš karto, kad biškai pataisyt. Tai pamečiau temą, palauk. Koks buvo tavo klausimas? Aš klausiu, kuri kava tau skaniausia ir kalbėjom. Espresso, jo. Tai va, tai espresso man labiau toks yra šotas, žinai, kad biškai taip čiukšt, vėl žinai, taip kažkaip, bet jisai skanus turi būti. O dabar man skaniausia tai yra dvi versijos. Arba filtrinė per tą V formos. Ne, kitą tą, V60. V60. Man atrodo, kampas šiam laipsniui. Taip. Jo, turbūt. Tai V60 šitą japonų daiktą ir flat white'as. Aš vis dar taip mėgstu tą kartais biškį čiut pieno, bet matai, flat white'as jis turi būti geras flat white'as. Turi pienas būti taip išplaktas, kad jisai sukiptų su espresu ir taptų vientisą tokią klampę gana masę. Nes jeigu šiaip užpiltas toks, žinai, kur nupučiamas feiri, tai blogai, nes ten po jo yra tada tas rudas skystis toks tipo kitas, jau, žinai, ir neskanu man tiesiog gerti. Ir šiaip pienas yra šiltas pienas, šiaip nėra skrandžių iš tikrųjų gerai. Čia toks yra, su kava. Jis čia toks yra konstruktas, man atrodo, kurio nereikia iš tikrųjų. Bet, žinai, negali tu viską, taip, žinai, su peiliu spjausti, čia tas negerai, tai tada, tai... Daug dalykų pamėsi. Kažką reikia pasilikti savo. O tai gerai, kur skaniausias flat white'as Vilniui? Kur skaniausias? Matai, kur dabar yra iššūkis, kad ten, kur buvo prieš
10 metų kavos kultūrą, tai dabar visai kitaip viskas yra. Taip, dabar, taip, žinai, taip. ir va, festivalis tas pats rodo, nu, tai, žinai, rausterių stendas užpildytas, pilnai soldautas, ten yra labai gerų vietų. Šiandien gėrėm kavą Žvėrynės Presiniai, puikus buvo Flat Taip, White'as, taip, va, taip. galiu sakyti ten, pavyzdžiui, Žvėrynė, ne, jeigu gyvenat Žvėrynė, eikite Presinę. O, pavyzdžiui, aš tai, žinai, laiką leidžiu brių, man Flat White'o ten yra standartas geras, bet aš tikiu, kad aišku, žinai, ir gerą Flat White'ą padarytų, ir aišku, kad gerą tais mepai arba backstage'ai, arba kitos specialty vietos, tas pats kofeinas irgi Flat White'ą, žinai, gali padaryti. A, ne? Nu, aš, žinai, išsinešti jisai bus vis tiek truputį per podelis bus gal kažkaip pakeitęs, žinai, kažkiek faktūrą, bet, žinai, galų gale ten yra, pats kai prie to prisidėjau, yragi treningo visa, žinai, kaip pasakyti, visa seka, per kurį žmogus praeina, nėra taip, žinai, kad jis ateina į tinklą ir bilia ką daro. Tai aišku, kad yra mokymai kažkokie ir kartelė vis tiek yra pakelta aukštai. Tik tai aš tau sakau, kad aš tiek jos išgėręs tos kavos ir tiek praėjęs to kelio, kad turiu teisę savo, žinai, nu, būti tiesiog biški pakeltą kartelę, pats ieškoti. Bet nesakau, kad tu nueisi tinklą ir gausi blogą kavą. Ne, taip nėra, žinai. Bet aš jau turiu tokią kaip ir, nu, privilegiją, žinai, galiu ten jau pasidirbinėti su to, žinai, galiu jau ten labai jau rinktis, kur aš einu. Nu, logiška. Nes man, vat, pavyzdžiui, su kofeino ta pačia kava, ne? Tas Flat White'as, aš nežinau, kaip jį daro, bet 99% kartų, kiek geriau Flat White'ą kofeinę, tai būdavo, kad, nu, sudegintas pienas atrodo, žinai, per daug gal prakaitintas yra. Tai vat irgi, kas labai įdomu, aišku, nu, čia taip tinklas, tai yra faktas, žinai, skiriasi, kiek tu ant žmonių algų išleidi, pavyzdžiui, žinai, kiek vieni, nu, vidutiniškai baristai moki kofeinį ir kiek, tarkim, espresinį toj pačioj, žinai, barista vienas sudirbsi, labai didelis skirtumas yra, bet jo, suprantama čia. Bet žinai, čia dar ir priklauso nuo daug dalykų, pavyzdžiui, nuo kavinės menedžerės, žinai, nuo kaip jinai žiūri, kaip jinai prižiūri savo komandą, pavyzdžiui, aš Palangoj, nu, žinai, neturiu priekaištų kofeino kavai, jinai yra tiesiog gal dėl to, kad mes ten turime, va, ir kolegą aš turiu, žinai, Tomą, kuris labai yra ir geras vadovas, bet to pačiu ir techniškai labai stiprus, žinai, jisai ir moka ir malūną pataisyti, ir aparatą sureguliuoti, tai va, tas hands-on gal labai, žinai, prideda, kad ten tiesiog ta kokybės kortelė yra prižiūrima, nu, kiekvieną dieną. Taip. Jo pačio, tai aš ten, žinai, na, komfortiškai jaučiuosi. Jeigu tenai būtų bloga kava, tai manau, ten nepraslystų tau pro akis. Nu, aš ten pats ateinu, žinai, kiekvieną rytą, turiu savo kelią, žinai, tokį, kur sustoju ten kavos ir tą lokalumą, žinai, palaikau, kad ten mane dažnai galima sutikti Palangoj, tai tada visi vis tiek mane mato, jaučia, kad čia aš kartu, žinai, nu. Okay. Tai va. Gerai, grįžtam prie tos dar finansų temos. Aha. Tai daug, sakei, nu, išmokai per paskutinius 2-3 metus, į vertikalę pradėsi dabar fokusuotis, nu, bandai sukaupti. Man toks net praktinis klausimas, ne? Tarkim, turiu 10 000 eurų, ką man dabar kaip, nu, 2 vienerių pacukui veiksiu tavo 10 štukų, tarkim. Ką tu siūlytum daryti? Labai priklauso nuo to, kiek tu tam nori laiko skirti. Jeigu tu, pavyzdžiui, pirmas atvejis, ne, jeigu tu neturi žinių, nesijauti stiprus tame ir nenori tai gilintis ir kas svarbiausia, jeigu tavo rizikos slengstis yra žemas, nu, tu prasme, tu iš esmės nori safe play, žinai, neprašykti tų pinigų, atsiprašant, žinai, o tiesiog kažkaip gan saugiai investuoti, tai dabar yra visai palankus metas tikėtis, žinai, kad tikėtis, kad tavo pinigai saugiai uždirbs tau kažkokią grąžą, tai yra obligacijos, ne, kurios dabar moka tikrai solidžius procentus ir žinai, tik tai klausimas, kiek tai tęsis, nes vis tiek yra ekonominiai ciklai, tai turbūt, kad ten, žinai, tavo obligacijos negarantuos ten kokių 7-8% forever, žinai, nes visai nesenai turėjom atvejį, kai pinigai buvo free, realiai, ne? Jie buvo tiesiog nuliniam palūkanom. Tai ten, žinai, valstybės apsaugotos arba pilnai apdraustos obligacijos, jos tau mokėdavo ten turbūt 1%. Aš neatsimenu, kiek iš tikrųjų, bet aš ten niekada nebuvau. Tai, pavyzdžiui, dabar tas pats, žinai, koks nors paskolų klubas, ne? Tai yra ten A klasės paskolos, kurios yra netgi kai kurios apdraustos, nu, 100% jos yra užtikrinta jų sudegimo atveju paskolos, ten defaulto atveju tau išmoka vis tiek, žinai, visą paskolintą sumą 10%. Tai yra, nu, crazy, žinai, 10%, nu, labai daug iš tikrųjų. Tai tu gali
surizikuoti eiti į akcijų pikinimą, žinai, kur aš buvau, žinai, ten Tesla, o saulės baterijos, o biotechnologijos, o, žinai, ten kosminės technologijos. Nu, tai iš tų pikinimo, žinai, istorijų mano maždaug kokie 10 000, va tie patys 10 000 eurų, šiuo metu yra 1000 eurų. Tai yra 90%. Ar tu pasiruošęs tokiam nuotykiui? Nu, jaučiu ne. Nes kada tas vadinamas atšokimas vyks, žinai, aš savo, žinai, Excel'e užsidėjau šito viso 10K eksperimento pavadinimą eksperimentas. Arba dar kažkas vadina funny money. Tu nusiteikiai, kad tiesiog aš nusiteikiau, kad, nu va, tai buvo mano eksperimentas, žinai. Ir tu gali sakyti, kad aš kvailai pasielgiau. Nu, gal, žinai. Nu, bet va, aš labai smalsus, man labai įdomu ir aš ten labai domėjausi kažkuo. Bet va, vieną iššovė, žinai, Tesla. Jinai iššovė, žinai, ir taip šovė, kad ten atpirko visus šitos nuotykius jo. Bet vis tiek aš tai ilgalaikę prasme, va, per visą tą kelionę, žinai, kuri nėra ilga iš tikrųjų. Aš čia, žinai, toks, žinai, negaliu aš čia dabar pūstis ir sakyti, o, žinai, čia tiek visko padariau. Bet iš tikrųjų ta kelionė yra neilga, žinai, jinai yra nuo 18-19 metų, tai čia yra nedaug labai. Žmonės, kurie, žinai, investuoja ten 30 metų, tai va jie galėtų papasakoti daugiau. Ir aš tik tai dalinuosi, aišku, tuo, ką pats patyriau, asmeninę patirtim, tai aš vadovausi intuicija, tikėjimu, man buvo, žinai, rizikos mano slengstis yra labai, nu, palauk, kaip čia aukštas ar žemas? Aukštas, kad nebijai rizikuoti. Nebijau, jo. Ir all in toks, žinai, būna pas mane kartais, tai aš tada ir dėl to, žinai, pirkau tas Teslos akcijas, nes man imponavo Elonas Muskas, dabar jau jisai čia, žinai, yra visaip kaip išpjaustytas, iškalbėtas ir čia toks anoks. Tada jis buvo tiesiog bičas, kuris sako, aš padarysiu, žinai, ko nieks nepadarė. Ir kažkaip jis man labai patiko, žinai, jau tada. Dabar gal mažiau patinka, bet žodžiu, bet patikėjau intuiciją, kategoriją, kad jisai ownins kategoriją, kad jisai sustapatins su elektromobiliais kaip Tesla, ne? Ir kažkaip manęs nepavedė šitą strategiją, bet grįžtant prie klausimo, ką daryti, tai turbūt eičiau į šiokią tokią diversifikaciją ir truputį į vieną lizdą gal nedėčiau, neičiau all-in į paskolų klubą, ne? Bet turbūt truputį obligacijų, kurios moka didelę grąžą sąlyginai, ne? Tada dalį galvot per kokią paskolų platformą, bet su mažų rizikos faktorium, žinai, tos A kategorijos. Ir tada gal kažkiek į ETF, žinai, bet į tos fondus, žinai, jeigu indeksinius eiti, tai ten labai yra vieta svarbi, kurią gal pradinukai tie praleidžia, tai yra mokesčiai, žinai, metiniai valdymo. Nes valdymo mokesčiai, jeigu ten paguglintum, pažiūrėtum ją per ilgą laikotarpį, suvalgo liūto dalį tavo prieaugio. Taip atrodo, žinai, kad valdymo mokestis procentas yra nedaug, bet jisai kaupėsi ir nuo didelios sumos yra labai didelis iš tikrųjų. Tai ten visi ten tie, žinai, iShares arba Vanguardo arba kitokie pasiekiami, arba, neatsimenu, Robur, Swedbank irgi yra, Robur, kur įėjimo išėjimo mokestis yra 0, kas yra gerai, žinai, bet valdymo mokestis ten yra, man atrodo, didesnis. Tai bent jau nuo to gali pradėti, žinai, ten pasirinkti sritį, kuri kuo siauresnė, tuo daugiau riziko, žinai, pas mane ten technology, žinai, yra, tai labai, žinai, bumpy, žinai, kelias. O pavyzdžiui, ten koks nors viso pasaulio indeksas, žinai, ten, neatsimenu kaip jis vadinasi, MSI, man atrodo, World, žinai, ten ETF-as. Tai jisai seka, trekina viso pasaulio stipriausias kompanijas. Tai tu esi kaip ir visose kompanijose, žinai, nuo Microsofto ten iki Visa, žinai, ar ten banko, ar kažkokio ten taip toliau, JP Morgan. Tada tu turi pulsą ant visko ir dar geriausiai, jeigu tu užsidedi kažkokį automatinį investavimą, žinai, negaudai dugno, nes niekada jo nepagausi. Aš bandžiau pagauti, nu, be šansų, tiesiog. Tada tu turi, žinai, dedikuoti visą laiką ekranui, pasidaryti tuo skalpuotojui, kur skalpina tas viršūnės, ten, žinai, perka apačioje, ten bando tą išgaudyti. Ir tai yra normali profesija, tu gali mokytis, ten, žinai, sertifikuotis, tuo užsiminėti, bet tai yra ne man, akivaizdžiai ne man. Tai va, tai manau, kad dabar yra geras metas susiformuoti vat, kažkokį portfelį ir siekti tos grąžos ten kažkokios 8-10% ribose, bet jeigu tavo tikslas yra, pavyzdžiui, 30% grąža, tai tada tavo kelias yra verslas. Nes ten gali turbūt pasiekti tokią grąžą, žinai, jeigu nepralieksi, žinai, kelis metus ir padarysi gerus sprendimus, tada
tai yra kelias, kuris tavo aktyvus didins. Nes NT irgi yra, žinai, turbūt geras kelias, bet ten su 10, žinai, nelabai ką nuveiksi. Ne, nu ten jau, bet yra irgi dabar. Ne, tu gali, taip, platformų yra, aišku. Bet tu nepamiršk, kad dabar su NT, jeigu pažiūrėtum atidžiai, tai defaultų nemažai yra, žinai, žiūrint, kur eina viskas. Ten viena platforma, pavyzdžiui, Vokietijoje labai nudegė, ne, kita ten dar kažkur. Turi žiūrėti. Taip. Jo, nu, bet aš ir galvoju, mes kažkaip kalbėjom, pasidalinsiu idėjom, ką tu mąstysi. Nežinau, yra toks portalas, pavyzdžiui, jaukuku.lt, pavyzdžiui. Jie ką padarė, jie, nu, nežinau, aš bent jau kiek supratau, pasiėmė, nusipirko, tarkim, 5-6 sklypus random vietovėse, ten prie Anykščių, prie, nežinau, Telšių, dar kur nors per visą Lietuvą gamtoje išmėtytas vietas, pastatė tuos modulinius namukus arba šiaip kažkokias fainesnius namukus tiesiog. Ir paleido Airbnb. Paleido ant jo, nuomas paleido. Ja. Ir man kaip ir iš pradžių meikino šitas, nu, visai logiška, okei, smart. Ir jie, ką jie daro crowdfundingą, kad investuotum į juos? Ne. Jie ką pasidarė, jie tiesiog patys, žinai, susipirko, aš nežinau, kas ten už viską yra, susipirko ir pasidarė taip. Kokia idėja iš to gimė, kad, nu, tu realiai gali padaryti tą patį dalyką ir žiūrėti ne tik, kad tau, žinai, tikslas atmušt tų namukų kainą per nuomą, nu ir to sklypo, žinai, visą nuomą, bet tu realiai ką gali padaryti, sukombainintus 6-7 namukus, statyti brandą ir tu tada jau tavo brando logiškai vertė yra žymiai didesnė negu žiūrint pavienius namukus. Nu, jeigu pinigų srautai palaiko, taip, tai nes tu gali ten ką nori, žinai, su to brandu bildint, bet jeigu pinigų srautai, žinai, ne kažką, tai tu tada, tai čia toksai bus, žinai, toks tuščia viduris kūrinys, kuris ant išorės gerai. Bet kam rimtesniam, žinai, pasigilinusių skaičių sakys, kad čia nėra ateities tame. Ir, žinai, ta nuoma, ta prasme, ėjimas į trumpalaikę nuomą irgi turi savo, žinai, pliusų, minusų, nes žiūrint kur. Vilniui turbūt karšta bus visada, žinai, šitas sektorius. Taip. Palanga, aš dabar domėjausi, toks yra paklaustukų, žinai, nes labai daug kas nusipirko, daug kas pirko iš emocijos, dabar lyg tai galvoja, gal reiktų nuomą paleisti, bet tų nuomotojų nėra tiek, žinai, tada užimtumas labai krešina, tai gal tada reikėtų vis tiek žiūrėti jau į tas vietas, kur užimtumas, nu, jisai demisezoninis, kad jis nėra toks labai sezoninis. Nors, žinai, aš nesu patyręs, tai mokytojaut nenorėčiau šitoje srityje. Aš turiu truputį dabar salčio taškų, nes Tenerifėje mūsų šeima turi būti, žinai, mes įnuomojama pirmus metus, tai irgi įdomi patirtis labai. O trumpalaikiai? Trumpalaikiai, jo. Aha, ir per kur nuomai, per Airbnb ar kaip? Ir per Bookingą, ir per Airbnb, okay. ir žinai, ir yra ir tiesioginių užklausimų, žinai. Tai įdomi labai patirtis, nes yra per atstumą, aš esu ne ten, bet viskas veikia. Tai tokia, bet tai tu... kaip ir viskas veikia. O tai gerai, tu varėjai pats į Tenerifę, apžiūrinėjai namus? Jo, mes darėm visiškai tą, kaip čia startuoliai vadina, bootstrapinom. Aha. Nusipirkom, varėm su šeima, ten gyvenom ir per savaitę turėjom paruošti nuomai. Oho. Tai mes, su žmona tik tai įsitikinom, kad kokia mes esam iš tikrųjų gera komanda. O mes sugebėjom su mažu biudžetu į second handus pavarinėti, vietinius senukus, kurie ten yra 10 kartų geresni už tos senukus. Ir tiesiog jisai tapo tinkamų nuomai, o buvo toks nelabai toks tinkamas nuomai. O nesinorėjai išvažiuoti tenai gyventi į Tenerifę? Nes vis tiek jau dabar prie jūros persikeliai. Man vis tiek yra keletas dalykų svarbu bendruomenė, tas, kad ir, žinai, kad ir kokiai ten bebūtų, žinai, kitokia, pavyzdžiui, Palangoje, kitokia negu Vilniui buvo, bet vis tiek svarbu bendruomenė, tas tie lietuviškai kalbantys žmonės, kažkoks tavo įsižeminimas, ten, žinai, vaikai eina į vietinę mokyklą, Palangoje, darželį, atsiranda kažkoks community, va, tas ryšys, žinai, ten tu žinai tą, ten gali į kepyklėlę nueini tokią kavos, ten nueini į savo vietą. Man tas svarbu. Okay. Aišku, aš tą turbūt susikurčiau ir toj pačioje Alkaloje, ne, Tenerifėje, bet vėl iš naujo, ir jeigu ypač prasidėtų tas važinėjimas pirmyn atgal, tada, man atrodo, man atsistotų labai svarbus klausimas, žinai, ką aš čia veikiu. Ir tada aš turbūt nerčiau ten į verslą. Nes arba į kažkokią veiklą. Kad užpildytų. Nes virš, aš esu buvęs daug žiemojimų visokių, ir, žinai, Tenerifė, arba ten buvo Marokas, arba Tailandas. Tai po mėnesio pas tave prasideda paprastai kontempliacija, ką aš čia veikiu.
Žinai, jau tu kažkokios veiklos pasilgęs, stiprėjęs ir tada tu turi susivokti, žinai, adekvačiai. Ar tu čia tada pradedi kažką jau organizuoti, arba tu grįžti ten, kur tu viską darai. Taip, ir aš tada visą laiką rinkdavosi grįžti. Nors mes nenumetam su Laura tos minties, kad tai gal reiktų metus pagyventi kur nors, žinai, kitur. Nes ir taip, žinai, gal organizuojas ir veiklas, kad jeigu kas, kad galėčiau tai padaryti. Tik tai mokyklos yra dabar. Taip. Vienas klausimas, kaip tą padaryti. O gerai, kol ėjom dar iki studijos irgi kalbėjom apie tą aplinkos pakeitimą. Tai vienas didelis aplinkos pakeitimas tavo gyvenime, kiek supratau, buvo, žinai, išvažiuoti į Ameriką, nuo ko ir kikofinosi šitas kofeinas. Ja. Antras dabar didesnis pakeitimas, turbūt sutiktum, tai yra išvažiavimas į Palangą. Tai ką tau kaip žmogui tai pakeitė, padarė ir kaip tu viduje jauties, nes, nežinau, tarkim, man nuvažiavus prie jūros ilgesniam laikui, čia jau, kalbam, mėnesis, 2-3, tarkim, tai visai taip nusiraminu ir lėtesnis tas gyvenimo būdas kažkoks įsijungia, o mieste yra toks, irgi, kas įdomu buvo, kol senamiestį gyvenau, labai irgi toks buvo, tu išeini pro duris, tu iš karto į gyvenimą iššoki, toks skrusdėlynas. Tai aš taip ir gyvenau, žinai, paskutinius Vilniuje kokius 6 metus, gal daugiau. Taip ir gyvenau, žinai, tai gyvenau ten Tilto gatvėje, prie pat Gedimino 9, tada gyvenau Subačiaus gatvėje, prie pat Invino. Gerą vietą. Tai ir visą laiką buvo toksai, žinai, susijungę su tuo centriuku. Jo, šurmuliu visą laiką ten visi šalia, viskas patogu, tokia komforto zona, viskas, bet ką pakeitė? Viską pakeitė. Viskas pasikeitė. Man, žinai, buvo buferis, aišku, kad mes persikeliam gegužę ir tada buvo sezonas. Vasara, maudynės kasdieną. Mes persikeliam prie oro uosto, ne į pačią Palangą, bet į Kunigiškius, ten tokia vieta yra. Ir jinai dar, kaip žinai, persikeliam į Kunigiškius before it was cool. Ir buvo tokia biški kaimas, žinai, ten tokia kaimo parduotuvė, ten infrastruktūra zero. Ir dabar ten yra tik tai, žinai, ten, žinai, ta senas, ten aibė, žinai, tokia kaip Mindaugo Maxima, tokia, tipo, žinai, su tokiais ten steikais, žinai, brandintais, ten atsidarė visokių maisto vietų, kinza, ten taip toliau, žinai, žodžiu, ten civilizacija atsirado, ir ten gal net man iš per daugias ten, žinai, dabar. Bet tą vasarą, aš tuoj pradėsiu kaip vietinis tikras, bambėt, žinai, kad vasarą čia atvaro visi, čia grilina, čia talų geria, žinai, greičiau čia varykit čia. Dar taip nešneku, bet. Tai pirmas sezonas ir tada lapkritis. Vėjas, pastovus vakarų vėjas, šlapia, šalta, tokia dargana, žinai, ir tamsu. Ir nėra apšvietimo Kunigiškiuose. Tiesiog nėra lempų. Ir maždaug ką aš čia darau? Žinai, kur mano Vilnius, kur mano draugai, kur mano sociumas, ašgi čia ir ten manegi ten kviesdavo, visur aš čia eidavau, kalbėdavau čia, žinai, ir verslas ir viskas, toks, žinai, ego, žinai, mano, kai pradėjo ten bujot, šaukt, staugt, žinai, kad, tipo, ką aš čia veikiu, žinai, man buvo tokia, wow, žinai, ir aš dar pagal kontraktą turėjau važinėti į Vilnių, žinai, susitarimas toks buvo tiesiog su partneriais ir su naujoju savininku, kad aš dar dirbu. Tai buvo labai sudėtinga, žinai, nes aš iš vienos pusės nesuprantu, ką aš čia darau, iš kitos pusės aš kaip ir varinėjau Vilnių ir grįžtu į rolę tėčio ir vyro savaitgaliais. Tai koks tu savaitgalį, žinai, holiday daddy, žinai, toks. Bandžiau taip, žinai, gyventi metus. Labai sudėtingas momentas buvo ir tada covidukas. Labą dieną. Jackpotas. Bus viskas, va dabar taip. Ir ačiū Dievui turbūt, kad jis atėjo, žinai, jeigu taip galima sakyti. Negalima turbūt, bet, žinai, ta prasme galima. Iš tavo asmeninės. Iš mano asmeninės, jo, tai dar labiau mane nunulino. Daug atnešė visko, žinai, atnešė dar kitokią patirtį, man padovanojo šunį, žinai, Laura. Tada aš su juo pradėjau daugiau vaikščioti, aš pradėjau daugiau su gamta santykė būti, susidraugavau gal truputį su šalčiu, tokiu būdu, žinai, ir su vandeniu. Mes, dabar galvoju, kada mes pradėjom surfint, Maroke, turbūt panašiai gal tuo metu, kaip perskeliam į jūrą. Tada kažkaip supratau, kad ir jūroje galima Baltijai surfinti. Taip. Ten surfų pavadinčia, taip. Gal galėtų tik tie, kur Klaipėdos molė ten, žinai, varo. Aš tai ten, žinai, varau prie Latvijos sienos ten,
pasiemu ten 3 bangas ir sakau, žinai, pasurfinau. Bet ne tam esmė, fainai, šiaip. Taip, Geras nu, jausmas. pats išėjimas. Nusinulinė, jo. Taip. Tada supratau hidreko, žinai, hidrokostiumo Taip. svarbą gyvenime, žinai, kaip gerai, kad jis yra. Ir, nu, tai ir prasidėjo ta kelionė, kuri dabar ir vyksta, va, įgauna gal tokį pagreitį, man šitiek laiko reikėjo, kad aš biškį nurimčiau. Ne mėnesio, žinai. Kiti sako, gal persikelia čia iš karto, kaip viskas, aš nurimau, žinai. Bullshit, žinai, netikiu. Man atrodo, kad tau tas giluminis, toks rimtis tokia, jinai, arba tu, žinai, variantai tokie, arba žmogus tą turi, tiesiog natūraliai duotą kažkokią ramybę, žinai, ir tada spinduliuoja tą ramybę. Aš jos visiškai neturėjau. Aš labai esu defragmentuotas, išsitaškęs, manęs daug visur, žinai, aš toks susirinkinėjau visą laiką save atgal. Ir man matyt reikėjo, žinai, tokio etapo, kad aš pagaliau pradėčiau nors kažkaip save susirinkti, žinai. Tai ačiū Laurai, žinai, kad jinai tą mintį iš viso iškėlė, o man ačiū, kad aš paklausiau ir suportinau tą idėją, žinai. Ir perlipau per tos visus egokius, kad kaip čia dabar be manęs, Vilnius be manęs, aš be Vilniaus. Tai kaip matai, aš dabar Vilniui, tai žinai, tokiu būdu, žinai, pasiemu. Nu, kaip batarkę pasikraunu, žinai, per 2 dienas, per 3 dienas daug pasikraunu tikrai čia. Ir tada mūsų šeima nelaimė aplankė didelė, žinai, mes praradom 4 vaiką. Ir tas buvo labai didelis išgyvenimas, kurio aš irgi turbūt nesugebėjau iš karto susiurbti, žinai. Man irgi reikėjo laiko, kad aš praeičiau per tą, žinai. Nebuvo taip, kad iš karto pakeičiau viską, žinai, ten. Galbūt reikėjo, žinai, taip viskas kardinaliai keisti, iš viso sustot, permastyti. Aš vis tiek taip toks buvau, dar čia veiklos kažkokios, dar kažkas, žinai. Tai man reikėjo laiko, kad aš taip truputį, žinai, permastyčiau viską, suprasčiau, kad gal čia man irgi, sunku taip labai pasakyti, bet gal čia man irgi tokia iš gyvenimo dovana pamoka, kad suprasčiau kažką. Ir kažką matyt supratau. Tai va, tai dabar daug ką žiūriu ramiau, iš taip tokio apmąstymo, bet, man atrodo, nepraradau savo ir to tokio entrepreniškumo, žinai, galiu į daug ką šokti iš karto, galiu greitai idėją iššokti. tą turiu savo tokį, žinai, vėliavos nešimą. Jeigu šiaip paprastai, jeigu paimu kažką, tai galiu aš būti to vėliavnešiu, įgalinančių kitus, žinai, jeigu nestabdau savęs. Tai va, tai esu, žinok, tokiam įdomiam dabar etape, man 50, gal kiti žmonės jau 50 iš viso pradeda, žinai, senti, arba, žinai, ten sako, kad jau viskas, aš jau viską padariau, žinai, ir dabar jau noriu pensijos, žinai. Ne, man kažkaip kitaip, žinok, aš dabar peršoku į tokį brandos kitą etapą, manau, ir dar kaip tik yra prieš akį dar kažkas, jaučiu, kad kito. Nuveik dar reikia daug. Aha. Nice, geras, neprarandi tos energijos. Gerai. O kalbėjom apie tai, kad, pokalbiai su žmonėm yra neįkainojamas dalykas ir labai daug gali pakeisti. Aš galvoju, kodėl aš podcast'o nedarau. Tai va, aš ir norėjau paklausti, kodėl tu nepradėjai savo podcast'o daryti. Kažkada buvau sudomėjęs įrangą podcast'o, netgi matai, reiškia, iš vidaus ėjo jau. Aha. Kokie čia mikrofonai, kaip čia tą studiją padaryti Palangoje, nes ten labai fainų vietų mes turim, kur galėtume ją padaryti, žinai. Žodžiu, bet gal tiesiog wishlistę kažkur gal reikia užsirašyti. Okay. Įdomu, nes labai lengvas taim šnekėt. Man patinka šnekėti, žinau. Matas, kad labai nėra nekomfortabilu ir lengva tau čia. Bet matai, man kiša koja kitas dalykas. Čia vėlgi, aš esu labai iš savęs daug reikalaujantis, iš tikrųjų, ir labai kokybės aukštas. Jo, labai savo keliu aukštą kartelę, žinai, save, žinai, plaku ten kartais, žinai, ir savo sakau, čia, blemba, čia tu turi būti, žinai, teisingas, pavaryti, žinai, čia dar tą, žinai, padaryti ir būtinai kuo geriau padaryti. Ir tai kartais kiša, perfection šitas siekimas kiša koją tam, ką aš ir pats advokatauju, kad reikia, žinai, kaip Nike sako, just do it. Tiesiog daryti. Ir po to ten, žinai, dažniausiai, jeigu iš širdies darai, ne, tugi, žinai, taigi pais, Taip. Vienaip ar kitaip. Arba nuvesi kažkokį kitą dalyką, kas pais. O tai gerai, tai kas tada, kalbė apie tos standartus, tai tarkim, kas podcast'e tau, koks tavo podcastas būtų geras podcastas, kur tu, žinai, galėtum sakyti, kad čia okei, man patinka ir, žinai, galiu daryti. Man atrodo, kad man geriausiai sektųsi deep pokalbis. Toks, žinai. Ką reiškia deep pokalbis? Toks
pavyzdžiui, ne apie kavą. Nu, Galėčiau aš gyvai apie kavą, bet aš turėjau mintį, galvoju, kavos podcastą reikia daryti, bet galvoju, klausyk, kaip čia dabar jo, galvoju, kam tai būtų įdomu, būtų įdomu gal kažkiek, žinai, bet ten, žinai, gilintumės į fermentaciją, žinai, kavos, būtų labai special, tipo, podcastas, toks labai būtų, žinai, nišinis. O man įdomiau turbūt sustikti tave ir išgirsti tavo istoriją. Okay. Ir iš to kažką pasimti, kiti irgi kažką pasims, pasidalinti ir savo, žinai, pareflektuoti tai. Ir mane turbūt tik stabdo, kad tai nebūtų toks labai paviršinis, žinai. Toks, žinai, kad tai nebūtų labai toks surfas tik per viršų. Okay. Galvoju, ar aš tikrai pats esu gilus, ar aš galiu giliai nerti, nes aš kartais galvoju, gal aš tik tai čia pašnekėt mėgstu, žinai, bet gal giliai man neišeitų nerti, tokių pas mane minčių yra, žinai, save stabdančių, kad tipo, ar aš galėčiau tikrai gilų pokalbį paturėti. Aha. Tai tokie, okay, tokių dvejonių turiu. Bet tai čia tokias dvejonės, kur labai įveikiamas atrodo. Žinai, tas gilus pokalbis, man atrodo, gimsta iš to, jeigu tu atėjai su noru turėti gilų pokalbį ir pasidalinti kažkam idėjom, tai jisai ir gausis toks natūralus ir gilus. Jo, ir plus dar turbūt susivestų viskas tai, ar aš gebėčiau atrakinti jį. Tai galvoju, kad gal gebėčiau. Žinai, taip kūno kalba, taip surasti, susialaininti, žinai, surasti tą, sakiau, angliškai nekalbėsiu. Taip, surasti tą, žinai, santyki, žinai, ten keletas triukų yra, kur kvėpavimas susireguliuot panašų, žinai, ten empatiją visą maksimum pajungti ir tada tu jį atrakinsi tą žmogų, ne? Mhm. Tai tau baisu neatrakinti būtų žmogus per pokalbį? Ne, man nebaisu. Aš dabar tau sakau, kad man pavyktų. Taip. Man atrodo, bet supratau, žinai, kad man visai gautas iš tikrųjų. Tai man įdomu, kada tu pradėsi, nes man tai čia skamba kaip lietuviškai neišvengiamas dalykas, jau norėjau sakyti inevitable. Inevitable. Kitas dalykas, ko aš mintise purtausi, tai jeigu tai taptų garsių podcastų. O kas blogai iš to? Nežinau, žinai, tas visas... Atsakomybė? Tas visas žinomumas, jisai... Jis turi savo kainą. Jo, jis turi savo kainą. Ir viena vertus, kai tave kviečia į intervą, ne? Pavyzdžiui, dabar bus intervas, tikrai žinau, kad kavos festivalio, ne? Tai galvoju, taigi čia mano tema, ašgi ten viską, žinau, viską pasakysiu, čia tik duok man mikrofoną, žinai, ten, žinai. Ir plus dar tai susiję su nauda festivaliui, žinai. Taip. Tai atrodo visiškai mano rolė. Bet jeigu tai būtų dažnai, man atrodo, kad tai vargina labai. Truputį, žinai, tu... apie darbą kalbėti vien, tai jo. Aš, pavyzdžiui, tokio darbo dirbti nenorėčiau, žinai, vis dėlto. Aš esu buvęs tas spokesperson kofeino. Tai gerai ten, žinai, tą ego savo pamaitinti ten pasitinti. Bet pavargsi tiesiog, atsibostu. Jo. Okay. Tada dažnai norisi ir kažką naujo pasakyti. Tada man dar būdavo svarbu, kad aš noriu kaip ir atviriau pasakyti, bet aš jau turiu mokymus praėjęs, aš jau žinau, kad yra temų, ten reikia taip, žinai, toks prasideda vinguriavimas, žinai. Ir tada nenatūralu. Aš jau tiek privinguriavęs esu, žinai, man jau atsibodo. Tiesiog aš noriu, žinai, gal biškai taip straight forward, žinai, pavaryti. Geras. Ką aš iš tikrųjų galvoju. Ok, gerai girdėt. O einant jau į pabaigą, nes mūsų laikas kapsi. Jau? Man atrodo, kad jo, žinau. Kažkaip greitai labai čia. Taip. Dabar jau yra po 11. Tai, jau būsim beveik valandą ir pasiekę. Man porą paskutinių klausimų. Vis tiek jau esi daug patirties skirtingos, tiek, žinai, gyvenime matęs, tiek darbe ir daug įdomių žmonių sutikęs. Tai kokį geriausią patarimą esi gavęs? Tai, žinai, aš gavęs patarimą pastaruoju metu tokį esu, kad reikia suprasti, kad laikas yra baigtinis vienetas. Netaškyk laiko, žinai, nereikšmingam dalykam arba tam, ką tau tik tai gal kažkas ten nori, kad tu ten padarytum, žinai, kad iš tikrųjų aš pradedu tą tikrai suprasti, žinok. Man, žinai, tai nereiškia, kad, žinai, jau čia, žinai, jau viskas, pačia, žinai. Yeah. Nors sako, kad, jau ten persverčia, žinai. Bet aš pradedu kažkaip suprasti, kad tu turi, tikrai kreipti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų svarbu. Kas tau svarbu ir ką tu tikrai nori daryti, žinai. O kaip? Aš nelenkiu kalbos, kad
daryk tik tai, žinai, mes Taip. darbą, žinai, daryk tik tai, kas tau patinka, čia, žinai, ne į tą kaušimo pusę. jo. Ne, aš sakau, kad reikia kiekvieną dieną surasti laiko savo, ko aš nedarau kiekvieną dieną dar, bet jau Laura sako, jau aš darau, bet tai tu jau irgi daryk. Nu, žinai, kalbu apie elementarią, žinai, trumpą labai meditaciją, arba, žinai, pabuvimas su savim, kur vienodint, skirti laiko 5 minutės savo ir suprasti, nu tai kas man svarbu, o ką aš darau iš viso, kur aš, kas aš, kodėl aš tai darau, kodėl aš iš viso tai darau, arba, žinai, kodėl nedarau. Nu, man atrodo labai svarbu tą savistabą įdiegti, žinai, kiekvieną dieną. Nes mes labai daug darom, man atrodo, dalykų, kurios arba kiti nori, arba konstruktas yra kažkoks, žinai, sociume, arba tiesiog defaultų, tiesiog kaip robotukai, žinai. Bet keliant va tos klausimus, žinai, ar čia tas dalykas, ką aš noriu daryti, ar aš gerai jaučiuosi. Tiesiog artimoje aplinkoje turiu keletą draugų, kurie va, pradėjo tą daryti, žinai, keltos klausimus, bet tu matai, kad tie klausimai 2 metus tęsiasi ir kad ir kur ber nueitų žmogus, jisai mėnesį 2 jam yra gerai, nes, naujas aplinkos pakeitimas, nežinai, darbą pakeitė, rolę pakeitė, nežinau, pakeitė draugus, kažką pakeičia kardinaliai, 2 mėnesius yra okei, tada vėl atrodo emocinė tokia, aš vadinčiau emocinė krizė kažkiek, žinai, kur tu vėl pradedi savęs klausinėti ir atrodo, kad tu daugiau laiko praleidi mąstydamas apie tai, ką tau daryti vietoj to, kad darytum, žinai. Ir gal... Tai čia spąstai yra, aš tai visiškai sutinku su tam, kad kažkurioje vietoje tu turi vis tiek atrasti džiaugsmą ir tam, žinai... Darime, jo, kad action, jo, tai aišku, kad be veiksmo, ne, tai aš sakau, Nike šūkį prisimenu, just do it, kad, žinai, kad va, tas turi veikti kartu su Nike, žinai, kad aš ne Nike, kad supranti, kad tai turi, jo, darna tame turi būti, aišku, nes taip nupušt galima turbūt, žinai, visą laiką ten užduodant tą klausimą savo. Bet aš tiesiog į tai kreipiu dėmesį, nes aš matyt daugiau buvau toj pusėje, kad veiksmas visą laiką. Problema iškart veiksmas, žinai. Santykiuose krizė, veiksmas, žinai. Ten veiksmas, kad tik daryt kažką, užsiimt, žinai, kažko. Tai va, nes taip galima, tiesiog numirti. Ne, išpratėti lengvai. Ratuke. Okay. Gerai, ko palinkėtum šitam podcastui? Aš podcastui palinkėčiau susitvarkyti tą klausimą, taip. Kad kuo daugiau būtų tavo pasiekiama visur kuo patogiau, žinai, nes tu nežinai, kaip aš tas klausysiu šiandien. Taip. Tikėtina, kad Spotify šiaip klausyčiau šiandien, o rytoj gal YouTube'as, žinai. Taip. Jo, ir tiesiog nesivaikyti gal tos trumpalaikės grąžos, žinai, nes tu nežinai, kas bus po metų, žinai, tu nežinai, ar bus covidas, ar bus karas, ar kas, tiesiog labiau klausyti širdies, žinai, tiesiog tikėti tuo, kad dabar tau tai atrodo teisingiausia, kaip tu tą podcastą dabar įsivaizduoji, va taip ir daryti, ir truputį ir tą paleisti, žinai, kad tai nerisinai, žinai, teka, žinai, kažkaip ir nutekės kažkur. Ir ta kelionė, jinai yra turbūt visai esmė, žinai, kur tas podcastas tave nuneš. Ir nebandyti išmelžti turbūt maksimalią grąžą iš to, žinai, kaip iš citrinos, o labiau tą kelionę mėgautis. Ir, va, žinai, aš nežinau, kad mes tai fainai šiandien pakalbėsim. Žiūrėk, jau mano diena kitokia. O ko tu tikėjai? Tai tavo grąža yra, mano irgi. Taip. O gerai, ko tu tikėjai eidamas į pokalbį? Aš galvojau, kodėl aš einu iš viso kalbėtis, ar aš turiu ką pasakyti. Matai, koks mano yra, reiškia, vis dėlto kartais savivertė tokia, žinai. Taip. Tiek visko pridariau, ne? O aš savo užduodu klausimą, ar aš tikrai turiu ką pasakyti. Valandą laiko. Kažkas gal klausys valandą laiko savo gyvenimo, žinai. Ar aš turiu ką pasakyti? Tada galvoju, blemba, gal turiu. Žinai, va, ir Norvegija, ir ten, ir verslas, ir Palanga, ir santykiai. Iš tikrųjų, tai jaučiuosi dabar, kad mes tik pradėjom šnekėti ir antra serija, būtinai. Tipo, aš dabar tik įsibėgėjau. Tai būna. Aš matau. Man tai būna, žinai, aš taip įvažiuoju ir viskas. Tai galvoju, kad pasakyti turiu ką. Ir tai reiškia, kad tavo podcastas jau atsipirko. Ta prasme, jis jau turi prasme. Jau mes kažkokią žinią ištransliavom ir atsimeni, kai jam žvėrynę kalbėjom, jeigu vienam žmogui, bent vienam, susiklikins kažkas
Ir jisai dėl to priims kažkokį sprendimą, arba kažką sustabdys, arba kaip tik kažką paleis, arba kažką, žinai, arba jau pasąmonį nusės kažkokią žinutę ir jisai tiesiog kažką kito padarys. Tai viskas. Jau atsipirko. Jau high five, jau, žinai, nu jau viskas gerai. Jau tu kažkokį išorę padarai pokytį, jau nelaikiai visko, tik viduje jau kažkokią energiją, jau ratilas nuėjo, ne, per upę jau. Tai jau yra tame didžiulė prasmė, ne? Ok. Ačiū. Ačiū tau. Taip ir baigsim šitą epizodą.